O aš tikiuosi, jūs biški gal jau pasiilgot, nes, dingom mes. Nusprendėm, kad šį kartą darysim tai, ko normalų žmonės nedaro žiemos laikotarpiu. Darysim cheminį salono valymą. Išvalysim jį pilnai, pabandysim pažiūrėti, ar atsigaivins saloną ta spalva juoda, nors turim iki šiol minčių, gal saloną verta būtų pakeisti kitą. Bet dar dvejoju dėl to, nes kainuoja milijonas pinigų, kurių ir taip nėra. Bet kol kas padarysim cheminį salono valymą ir spręsim, kokie bus tolimesni veiksmai. Tai keliaujam. Operatorius Lapauchas. Jis pusryčiauja 12 dienos. Kai žmonės varo jau pietaut, tas sako, važiuojam valgyti. Mūsų prabangiausia tą restoraną Vilniaus, kuris vadinasi Aikei, Mindaugas lauks mūsų garaže, jau sako, varykit greičiau, hebra, nes turiu savo darbų ir pradėkit kuo greičiau tą savo salono valymą. O operatorius toks, aš alkanas, aš namie nieko neturiu pavalgyti, įsivaizduojat? Ir vežu dabar šitą Lapauchą valgyti. Ir pats, aišku, pavalgysi, ką aš čia. Jo, aš Viskas, čia tu tik Lapauchas. Aš tipo za kampanijų, žinai, užkast. Paimsi kokią bandelkę savo. Čia tokia bandelė nauja. Sriubos pavidalo. Ir kotletų. Tai ką man dabar reikėjo daryti? Žiūrėti, kaip tu valgysi, o aš su bandelė sėdėsiu? Ne. Tai ten Mindos galvoja, kad darbas žmogų puošia. Taip. Taip, va, atvarėm pas Mindosą vėl. Mindos tas sponsoris yra viso šito trachadromas iš šito Passato. Karočią, viską išėmėm iš bagažinės ir pradėsim iš vienos pusės, kadangi Mindė taip patarė, o taip darysim cheminį iš šitos. Kadangi patarė, kadangi pas mus vietos per mažai, čia blėt tuo. Nu, bet vis tiek. Stovi krūva. Pečiuką užkūrenom, laukiam, kol iššils viskas, bet reikia duris uždaryti, niekaip čia niekada neiššils. Žiūrėkit, stovės bagažinės vis blogėja. Čia jau galima, čia va taip pirštais. Maldauju, prašau, kas nors, duokit į spalvą bagažinės dangą. Ką mes dar čia turim? Žiūrėkit, va. Ar viskas jau ištekėjo? Va. Galima, rankas plauti. Dar yra viena bėda. Mes pastebėjom, kad po plovyklos galinės stojkės va čia yra šlapios ir biški lubos. Taigi turbūt pila vandenį per stogo skersinius. Mes nupirkom silikoną ir prifigašinsim tiek silikono čia, kad net Pamela Anderson mums pavydės. Kad nei vienas lašas be mūsų žinios nepapultų į saloną. Kažkaip man atrodo, Mindė, aš kartais nenatūraliai kalbuoju, šitą. O kur tu bėgi? Ai, tu būsi su mumis? Jej! Tai ką, žiūrėk, va, mūsų įrankis. Čia operatorius padgoną davė, bet tam, kad dirbtume greičiau, Mindė turi tokį pat siurblį. Ir sako, kadangi aš geros širdies žmogus, aš tau parodysiu, kaip viską daryti, o tu pasėdėk parūkyk. Aš taip nesakiau. Tokios kalbos nebuvo. Blemba, gerai. Aš kažkiek turiu praktikos. Aš turiu mažą praktiką, man buvo paskolinę šitą siurblį operatorius. Aš namie, nutraukit koją operatorius, čia dirba žmonės. Sakau, jis toks problematiškas, realiai galėtume va tai vienas kitam permesti net kamerą, po to operatorius viską sumontuoti ir normaliai čia pasėdėtume, paplepėtume. Ne, nu ant galvos susidėjus. Ne, nu ant galvos palauk, dabar reikia suprasti. Žiūrėkit, mes juk dar turim pirkinių iš. Opa, čia, blech, aš reivas šitą jiems. Tai įsivaizduoju, va su operatorium galvojam, va toks dalykas su siuntimu kainuoja 2 kapeikų. Tai tu pastatyk tokiam dalykui fabriką, kur viskas surinkinėja. Po to tu karočiai pagauni kažkokį tai ten kinėti vietinį. Įmetė jam kupreką šitą daiktą. Paduodi visus mano duomenis. Ir jis keliauja į paštomatą arba turi pagauti kažkokį tai balandį. Jam kažkaip kinėtiškai pasakyti, kad keliautų į Lietuvą ir numestų į Lietuvos paštą. Čia kosmosas, nežinau. Per gerai mes gyvenam. Iš Kinijos. Va. Splinter Cell.
Karočiui, šitos pusės, sakau, operatorius sakė sakyt, aš sakau. Nuėmu šitą sėdynę ir siurbsim bagažinę, siurbsim visą saloną ir pradėsim cheminį daryti iš kairės pusės. Vėliau bandysim apsukti automobilį ir tada prieisim prie šitos pusės, dešinės turbūt pusės. Karočiui, vairuotojo pusė ir keleivio pusė, va taip mes vadinsim. Nes kur čia kairė, kur čia dešinė, nieks nežino. Ant kiek nesinori pripažinti, bet turbūt yra blogų žinių. Nežinau, ar čia dėl to, kad žiema ir prinešėm sniego į saloną ir buvo šudini tie kilimėliai. Ar čia dėja gal per šitas durų kasetės leidžia vandenį, nes dažna problema šito automobilio. Vienu žodžiu, dabar bandysim kercheriu iščiulpti, iš čia išsiurbti vandenį, kuris yra. Pažiūrėsim, kiek čia daug vandens. O vėliau bandysim valyti. Yra žmonių, kurie nori apsiimti vietoj manęs šito dalykų. Aš tada nežinau, su jumis pašoksiu, arbatos padarysiu. Kažkokį tai lenkišką anekdotą šausiu. Galiu grikių išvirti, va šitą sugebu. Makarus. Makarai. Aš toks, matot, lenkiukas, italianiukas. Sugebu kažką kitą daryti, bet šitų dalykų, blėt, kaip nekenčiu. Vsio, bandom. Ajop, tvою mать! Kimozus užpylėm, darysim šuch, po to imsim šitą šach, nes neturim to, kur spaudė ir žu, ir viską rankiniu būdu bach. Va tokia procedūra. Ne? Kaip drėlius lietuviškai? Akumuliatorinis suktukas. Kur akumuliatorinis suktukas? Parduotuvė. Susisiekit su mumis. Malda. Nu viskas, darom pagal tą teoriškai, kaip pasakiau, va. Opa. Dar labiau vandens į saloną. O žiūrėk, pavyzdžiui, o jeigu dirbtų va taip 3 rankos, o ne viena, būtų greičiau? Būtų kaip su suktuku. Jeigu kas? Būtų kaip su suktuku. Ai, būtų kaip su suktuku. Operatoriau, turit rankas, pastatykit kamerą kažkur, paimkit šitą žuch ir važiuojam. Ir greičiau būsim namie, greičiau varysim kažkur pavalgyt. Kur suktukas? Eikit, nupirkit suktuką, operatoriau. Žiūrėkit, kas atsirado. Drėlis, ponas drėlis, automatinis suktukas. Bet reikia su juo kažkaip lengvai, nes sulaužyt gali. Vsio, gal greičiau paspartinsim darbą.
Rekomendacija nuo Lenkų, sekanti rekomendacija. Nedarykit tokių dalykų žiemą. Žiauriai nepatogu, visur va šlapia, kaip matot, reikia kažkur kelienai stotis, reikia surasti tinkamą vietą, kad atremt sėdynę ir iš priekio, ir iš galo, ir pirkit naujus automobilis, mėgaukitės, važinėkit, galvokit, mano naujas automobilis, kaip ten gyvena Lenkas savo spausi pasatų, blogai. Bezdėt nori, bet neleidžia operatorius. Sako, kad aš tada gadinu orą ir sako, kas kart turi laukti 5 minutės, kad viskas išsivedintų ir tada gali prieiti su kamerą. Bet šiandien pabaigsim. Tikiuosi, pabaigsim. Aš visą laiką kažkodėl kiekvieną darbą, kurį atlikinėjau su Passatu, aš vizualizuoju, galvoju, kad čia gan greitai. Aš atvarau taip, bžik, atsuku varžtus, išimu sėdynę, užpurškiu, pavalau, išsiurbiu ir viskas gerai. Bet va, vietos pas mus per mažai. Nes reikės vėliau, sakau, apkeis pusę šitą automobilį, išvaryt, įvaryt per naują, kad pradėtų šitos pusės daryti darbus. Kas nors susiekit su manim, servisai, meistrai, kas nori padaryti ledinį Passatą? Kažkas? Be manęs gal to, atsiprašau. Sio. Dabar jie javom kaip bžik ir veršiam į kitą pusę. Štat pečiukas dabar jau šiltas, nors šitas malonu, kai laukia šalta. Jūs kiek pas jūs laukia gal rodo? -2, -3. Čia, su visais darbais, Sibiras, tremtis. Klonuojus. Padarau daug klonų ir varau namo, klonai dirba. Neveikia taip, ne? Kur? Oi. O kur balta? Насадки? Lūžo. Sulaužiu aš tą baltą. Nu bet nieko, nu iš klaidų mokas, kad tu mane čia iš karto... Žinai... 教えてくれたいろんな見た目になれるアプリなんだ。Kažkas gal čia skuto barzdą, žiūrėkit, kai smulkus. Matai? Gal kažkas skuto kiaušiukus? Tai labai smulkus kiaušiukai, jeigu va, tokie plaukiukai. Arba kažkas reguliariai. Neleido jo, kad užaugtų. Arba gal kažkas skuto galvą toj mašinai. Tu? Tikiuosi, ne, aš gal... Ne, praeitą savininką pamenu, pasai dar plaukai yra. Pas tokiais dar taip va visą darydau. Va taip, įsivaizduojat, važinėjęs Passatu 99 metų ir va taip darydau. Nu, per daug jau saldaus, ne? Taip. Cheminį berods padarėm. Realiai nepasakysiu, kad labai patenkintas. Geriau, aišku, žymiai geriau negu buvo, nes, nu, purvo pririnko tos rublis dafiga ir troški. Bet ne idealiai. Reikėtų vis tiek, nu, dabar įsivaizduoju, kad buvo blogai padaryta, geriau tai daryti pavasarį, nes vis tiek sniegas, prinešim purvą, bet tiek to. Vis tiek maloniau bus užpakaliui, dabar kvėpuosim tą visą chimozę ir gal ir plaukai užaugs nuo tos visos chimkės. Pastatėm ten, nesimato, vėliau operatorius gal kitų kadrų parodys tokią pečiuką, elektroninį pečiuką, jis dabar sausins mums saloną, o mes bandom, va, kaip ir iš tos pusės. Kaip ir sakėm, ardom ragus, nes būtent vat šitos pusės papuola vanduo čia ir šlapi stoikė yra, jeigu taip galima išsireikšti. Ir valinsim ten silikoną, sakau, kad net pati Pamela Anderson pavydės. Taigi va,
Nuo mūsų rezultatų priklausys, jeigu ką teiraukitės, ten panas Bachūrai, jeigu kažką padidinti, padauginti reikia, mielai prašom, jūsų paslaugom. Tai va, ardom šitą stogo skersinį ir biškį išvalom ir purškiam silikoną, kad nei vienas lašas nepapultų į saloną. Dabar bus matyt, arba aš įsipjausiu. Jo. Dabar arba aš tapsiu milijonierium. Aha, ne, šitas nereikia. Ai, va taip reikėjo. Op. 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 Parodžiau dabar, kad neskaudo kaip banglas. Fiu! Banglai. Tuoj mes padarysim kapučino, makačino, frappučino. Все. Опа. O kaip pala? Ant popieriaus gal patikrinsiu, ar? What the fuck? O tu tikrai neuždarai? Tai raudonas kalpačiokas, jis uždarytas. O tai kam tu uždarai? O, aš galvoju, ten skylė. Pradedam, karočią, Mindose nėra užimtas. Aš pirmą kartą, nu, ne pirmą kartą. Aš sakiau, aš profesionalas šitos srities. Moteris kreipiasi, vyrai kreipiasi. Bet kad silikonint varžtus ir skylės, nu tai čia kažkas naujo, aišku. Nu, bandom spausti. Aš nežinau, ką darau. Blemba, kodėl taip sunkiai spaudžiasi, aš nesuprantu. Padėkit, operatoriau, nu, dėk kamerą, padėk! Tai va. Va taip dabar atrodo. Aišku, aš gal turbūt jaučiu velnių gausiu nuo jūsų visų komentaruose, būtent nuo specialistų, ten yra specialistų auksarankių. Bet kaip auksarankiai jūs galit mane hajint ir keikt blogais žodžiais, jeigu aš bronzrankis. Aš bronzrankis, aš net nesidabrankis ir toli gražu ne auksarankis. Aš bronzrankis, metalrankis. Tai vat kaip, man reikia praktiškumo. Žiūrėk, šitas užsidės su tais stogo skersiniais ir svarbiausia, kad nepapultų vanduo į saloną. Nes realiai turbūt yra ir taip papildomai skylių, per kuris gali papulti. O mum to nereikia. Mum turbūt ten turi būti sausa, faina, linksma, su muzikėlė, kad prasilėkti, o neplaukit. O tai įsivaizduojat, po to sakys, Tomašai, tu ką parduodi, skendolį? O aš tokios šlovės man nereikia. Ir rodau, vat, gal būsimas Passat savininkas žinos, kad čia yra silikonas. Silikon voliai. Jeigu čia irgi tas pasireiškia, jeigu ne, tai ne. Bet silikonas. Viso. Laukiam, kol biškai išdžiūs, dedam stogo skersinus ir žūrinam namo, nes kai visada aš galvoju, kad viską greit padarysim, bet ne, jau viskas galvas skauda. Jau žinot, kelinta valanda? Va. 10. O žiemos laikotarpį 10, tai lygų 4 rytų. Visi jau miega. O reikia dar namo. Užpakalį išplaut, kažką pavalgyti. Šiaip į lubas pažiūrėti, kažką dar YouTube'ai pažiūrėti, o laiko nėra. O rytoj vėl darbai. Vėl reikia, kažką daryti. Kažką reikia daryti. Tu gal jau nebeeisi paskui mane, Matai, patalpos nedidelės, aš net pabėgti nuo tavęs negaliu. Matai, va. Tai va. Nu, op. Jaunimas, mokykitės iš mano klaidų, nebirkit Passato, nes suvalgysi visus pinigus ir visus nervus. Karočią, tikiuosi, biškiai išdžiuvo silikonas, bet aš abejoju, nes, rankos net šala šitoj patalpoj, pečiukas jau mums nebepadeda. Briketai pasibaigė, bet laiko neturim, dedam atgal, turbūt.
Op, padėkit man, operator. O! Nu ką. Iš kitos pusės darysim identiškai, galit nefilmuot, bet nebent ragai kiti. Ir vėl reikės šitos atsukinės. Bet atrodo, kad nereikės. Chaosas kažkoks vyksta. Op. Viskas laikosi. Gražiai. Op, viskas. Žiūrėkit, ledas. Jokio silikonė iššono, nieko nesimato, jeigu jūs tik niekam nesakykit daugiau. Pamatysit, laikykit paskaitą. Tokios čia procedūros. Einam į tą pusę. Viskas. Ir toj pusėje bus identiškai padaryta. Jeigu bus kokių prikolų, būtinai parodysim, ką mums čia slėp. Nieko kur kas slėp. Aš juk lietuviai jaučiuosi prie jūsų kaip dobis. Turiu užtarnaut pasitikėjimą ir gaut tą ilgai lauktą koinę. Na, sveiki sugrįžę. Po, nafig kokios ilgos pertraukos ir grįžtam toliau prie Passatų darbų. Tikiuosi, jau šį sezoną tikrai pavyks mums jį pagražinti. Taigi, kaip ir daugelis minėjo, Tomašai, kur ratai, čia esminis dalykas, esminis aksesuaras. Ir aš ieškojau realiai, aš visą žiemą ieškojau, galvoju, kas pigiau man parduos tas ratus pasiūlys per visus portalus. Ir galima sakyti, kad radau. Radau, kas ištiesta pagalbos ranką, bet reikės iki jos dar nusigabenti. Ir važiuosim į vieną gražiausių miestų, galimai į Kauną. Taigi dabar varom į sandėliuką, iškrausiu visą bagažinę ir keliaujam į Kauną. Važiuojam. Nu, manau, užteks. Pagdali. Operatoriau. Beje, dar pamiršau pridurt. Padangas jau turiu nusipirkęs. Yra taip, kad iš pažįstamo pasiūlė už visai neblogą kainą. Ten 21 ir 22 metų padangos. Aišku, dvi tokios, bet šiam eurų. Nu, tai nuodėmė būtų nenusipirkti, pažiūrėsim. Ir dar gavau dovanų nuo gerbiamo Mindaugo, gerai pamenat. Mindaugas man dar padarė podgoną, dar papildomas 2 padangas. Tai 6 padangų reikės surasti labiausiai patinkančias ir dėti ant galimai gražiausių ratlankių. Galimai. Bet jūs patys įvertins. Aišku, pagal save rinksiu tos ratlankius, kaip man labiau patinka. Nu ir aišku, pagal Mindaugą, nes visi darbai, kurie yra atliekami su šito automobilio, pagrindę konsultuoju su Mindaugu. Ką ieškojau Facebook'e, ten tuos ratlankius arba kitas dalis, sakau Mindaugu, ką manai, Mindaugu, ką manai, čia turbūt jau užpisau. Bet ką daryti? Reikia man pagalbos ir tiek. Jeigu turit bagažinę LN5Y. Nu čia katastrofa. Atvažiavom į Kauną, reiškia, atvažiavom į kamščius. O baisiausias dalykas, tai kad dabar, pusė 3. Dabar pusė 3, tai aš įsivaizduoju, jeigu karas. Tai čia nepajudės nei vienas automobilis, mes peškom turėsim palikti šitą šalį. Prašau, padarykit tą tiltą, maldauju, kiek jūs laikų galite, prašau. Nu ką, atvažiavom, taigi va, mūsų pagalbininkas yra Kauno draugai, Auto Wheels. Sakė, liek čia, lenkiška tu siela, ubaga, pagelbėsim, padėsim, parinksim, žiūrėsim, ką mums pasiūlys. Tai ką, einam pas Chebrą, kalbėsimės, žiūrėsimės, ką jie mums pasiūlys, kokius ratlankius šitam mūsų limuziakui Mazeračiui.
trumpai kokia yra priešistorė. Nes visi pradėjome ten stumti dėl tų ratlankių, pasikeis automobilio vaizdas, čia yra pagrindinis aksesuaras ir ieškojau naudotas totalus šūdas Lietuvoje ir aš rašiau keliom įmonėm ir prieš netrašant žiūrėjau Autovils, nes ir porą buvau nusižiūrėjęs ir galvoju, parašysiu jiems ir dar keliems ir vieninteliai kauniečiai, kas yra keista, nes mano, siela ta lenkiška Vilniaus, atrašė sodink savo tą užpakalį lenkišką į automobilį tą savo vokišką, važiuok čia, kažką surasim, kažką paderinsim. Tai dabar aš su pas Eivydą, kuris vienintelis gelbėjo mane ir mano finansus, kad aš vapšiai nenuskeščiau su to Passatu į didžiausią minusą ir atvažiavom pas juos. Siemat, ką darot ir ką gali suteikti žmonėm, tokiem kaip aš, lenkūkam, ubagiem, nes mačiau pas jūs kainą ir labai konkurencingas vyrauja nuo mažesnių iki dėlių pagal visus norus. Tai kaip ir klausė klausyjom, tai ratais, o kas susijęs su ratais, tai praktiškai. Bet tie automobiliai, nes aš žinau, kai kurie yra kiti, tokie labiau ten reivo pusė. Ne, reivo pusė yra tokie ratai, kur kartais. Ne, su automobilio ratais, jo, tai ir standartiniam, ir ten kažkokiam custom, tarkim, variantam, sportui. Stengiamės visur tilpti, ne visur gal įtilpsi, nepersiplėši, bet daugmaž, ko mūsų liaudžiai reikia, plačiai visuomeniai, taip pagrindė viską ir daugmaž galim pasiūlyti. Nes mano atžvilgiu, tai ką aš matau, kokie automobiliai važinėja mieste ir ką jūs siūlo, tai tikrai platesnis pasirinkimas yra, nes tikrai galim kur išsiskirti. Ir Eivydo pagalba, nes aš, pavyzdžiui, matau ratlankį ir galvoju, šitas tiks, bet pasirodo yra niuansų, kad pagal automobilį, pagal išmatavimus, skylių juk turi tas ratlankis, 1.4, kitas, aš matau, virš 10 turbūt. Karoči, tai Eivydas dar suteikia ir konsultaciją, jeigu jūs, pavyzdžiui, abejojat, kad kažkoks įdomesnis ratlankis tiks, netiks, paklaus dėl automobilio, ko norit su juo padaryti ir duos kažkokią tai nors minimalią konsultaciją ar vertą, arba pasiūlės kažkokių kitų ratlankių. Ir dabar jau ten išsirinkom keletą ratlankių, eisim, pridėsim prie to bomšmobilio. Ir pažiūrėsim, kuris gal gražiausiai tinka. Pabandom. Nuspręsim, jo. Visada taip reikia. Nuo bandymo pradėti. Važiuojam operatorių, žiūrim, kas mums tiks. Įsivaizduojat, pirmą kartą gyvenime pirksiu naujus ratlankius. Per 31 metų gyvenimą pasaka. Tai svajokit, svajonės pildos. Tad dirba, skambina sezonas. Žiūrėkite žmonės. Sakau, mano asmeninė nuomonė tokia ir Mindaugas tą patvirtins ir jūs, jeigu ieškat tų ratlankių. Aš galvoju, žiemą susirasiu kažkokius naudotus, nes galvoju, kaina kris. Norės žmonės atsikratyti prieš pirkdami ateinančius naujus, bet kainos nesveikus, visi subrozdinti, vyrinti rašo, 2 vyrinti, 2 normalūs, palangės visos subrozdinti reikia poliruoti. Pradėjau su Mindaugu kažką tartis, sako, čia reikės įdėti dar pinigų ir aš pagalvoju, nahui. Geriau naujus nupirsiu, kur tikrai kainos yra prieinamas. Net jeigu esate tų bagėlis, kaip šitas žmogus prieš jūs, žymiai geriau. Ką, einam, žiūrėsim, pridėsim prie automobilio ir įvertinsim. Čigonų svajonė kaip pagal mane, bet Eivydas pasakė, prieš tai reikėtų daugiau padirbėti, net kad pats automobilio vizualizacija būtų geresnė, o ne šiaip dėti ir viskas. Bet pergyvenu Vilniuje, aš netoli, kartais būnu su automobiliu prie Čigonų taboro, tai yra rizika. Bet yra šitie. Iškart kitas vaizdas, ne? Bet aišku, baisu jau įsivaizduoju, kai verksiu, nes su mano sėkme kažkur į bortą tikrai nušlifuosiu ir gaila, kad eis ne tik šitas kampas, bet eis pirminis Nes iš šono, jeigu galite parodyti, koks skirtumas. Toks kaip kai kurių vyrų pasididžiavimas. Gal ir mano pasididžiavimas. Ir trečias variantas šitie ir gražus. Bet yra vienas Jie yra skirtingų pločių, kaip Eivydas sakė, reikės man padangų kitų, o padangas tai aš supirkau ir gaila šaibų. Tai žiūrėsim, galvosim. Bet platesnį negu mano pilvas.
Ne, aš jau rankose laikysiu, ne, aš sakau, tai blėt subrozinsiu kažką nafik. Einam, ten yra pasirodo dar čia ne tik vyrų ir moterų ratlankiai, čia yra dar ir vaikų. Įsivaizduojat, pardavinėja vaikiškus ratlankius, einam, parodysiu. Nu, vos netekom operatoriaus. Pamiršo, kaip funkcionuoja laiptai, kad kojas reikia va taip kelt. Nu, va, žiūrėkis, bet pavalgyk tu gal biškį, ne? Taip. Matai, va, pakaltkė. Va. Jau gali savo vaikų leisti, nupirk kažkokį žaislinį MG. Ir dar jis nesupranta vertės va šitų visų spicų, palangių ir panašiai, va. Gali tokį pasidovanoti. Perka jau tos elektrinius, ane, automobilius. Nu tai kam, ką ten pagrindę, GL-us perka žaislinius, Wranglerius ten džipus. Su tokiais atlankis, tai bus, kaip ten, tarp vaikų vierchas bus rajone Laurinas Maibachas Jr. O šiaip ratlankius išsirinkom, bet galimai šiame epizode nepamatysit. Galėsit parašyti, kurie jums labiausiai patiko, kuriuos rinktumėte jūs, bet aš jau išsirinkau. Man atrodo, kad bus labai gražu. Ir stengsim biškį gal tą automobilį arčiau žemės prispaust, kad vaizdas gražesnis būtų ir žiūrėsim, kaip bus. Bet bus gražu tikrai, nu blech. Čia yra ratlankiai pagal mane yra kaip vyrui laikrodis, gražiausias aksesuaras. Kas nesutinka, tas nesutinka. Logiška. Va tai. Laukiam ratlankių. Kaip kinder surprizas, žiūrėsim tik Vilniui, kad suprast, ar tuos idėja ar ne. Op. Idealus ratlankiai telpa į idealią bagažinę. Ką, kylam dar į viršų, porą niuansų ir mes atgal do Vilnių. Visi, grįžtam į Vilnių. Drogė Vilnių, į sostinę. Sukrovėm tos ratlankius, važiuojam atgal, kad nepapultų tos kamščius, bet paliubomų papulsim. Bet nesmė. Kur yra esmė? Kur slypė esmė? Sutarėm kartu su Eividu, kad pritaikys nuolaidos kodą. Ir kas yra labai džiugu, taigi tie, kurie ieškosi ratlankių, dvejoja dėl kokių ratlankių pasiimti, tai nuolaidos kodas bus Lenkas. Obviously. Taigi naudokit, išsirinkit savo ratlankius, pažiūrėkit ir tikrai aš tikiuosi, kad liksit patenkinti, nes kainos geros. Sakau, visą žiemą ieškojau tų ratlankių, skaitau jūsų komentarus, ką jūs ten sakot, Lenkas, davai greičiau mau kokius gražesnius batus ant šito pasirašio. Ir pasikartosiu, žmonės yra išprotėję dėl tų naudotų ratlankių, nes visi jie vyrinti, visi kreivy, palangės subrozdintos, nujuobintos, atsiprašau, ir prašo po 500 ir daugiau eurų už komplektą. Čia už tokią kainą jūs galite surasti plius minus naujus ratlankius. Taigi naudokit kodą, žiūrėkit, o mes grįžtam į Vilnių. O sekančiam epizode galite, aišku, spėti komentaruose, kokius ratlankius pasirinkom. Sekančio epizode jau yra suplanuoti darbai, kuriuos padarysim su Passatu. Taigi pamatysit, įvertinsit ir kaip ten varpą tą spauskit. Varpelį, ne varpą. Varpas nelieskit, varpelį spauskit, subscribinkit ir į sekančią kartą. Ir valio. Artėja pavasaris, geri orai. Jau pavasaris, jo. Važiuojam.